Esi labai protingas, bet niekaip nesugalvoji, ką padovanuoti draugams ant kalėdų. Štai tau keletą patarimų nuo nierkas tiesiai iš rajono. Ką į kaip reik daryti? Pirma, reik susirašyti visus geriausius savo draugus, kuriuos nori nustebinti, į kuriuos žadi sutikti per šventes. Pradžioj dar reik apsvarstyti savo dovanų biudžetą. Mano tai nei daug, nei mažai. Bendrai šiais metais žadu skirti dovanoms 23 eurus, arba da gal kazinkiai bandysiu pakelti ant daugiau. Matysim. Aišku, jeigu draugų yra daug, kai išlaidų būtų mažiau, gali ir atsimazinti. Vieniem gali sakyti, kad patekai į avariją, ada kažką pameluoti, ką nereiktų pirkti dovanų. Jeigu draugų sąrašas nėra ilgs arba iš viso jų neturi, tai geriausiai jų prieš šventes nesiieškoti. Ieškotis geriausiai yra po švenčių, kad nereiktų pirkti dovanų į sutaupytum pinigų. Nes juk yra posakis, kad piniguose laimė, nes kitaip ten verkia donelė kažką ten. Dabar pirmiausia pasidarai draugų sąrašą. Pavyzdžiui, pas mane pirms draugs ein Vytauts. Rajone jį vadinam Vycka, o kai išger vadinam unguriu, nes tamp labai guminis. Vyckai kiekvienais metais dovanoju Vytautą mineralinę du bambalius, nes po švenčių labai troškin į šiaip gerą dovaną. Supakuot visada reikia didesnę dėžę, kad nematytų, kai yra bambaliai, į nepagalvotų kalus, nes dovaną Vytauts išpakuos anksčiau laiką. Dakits draugs pas mus rajone yra Mans. Jo klička yra Kernagis, nes turi labai gerą klausą. Į jaunystį padėdavo bažnyčioj gruot su vargonais ir klapčiukaudavo kunigams. Manteliui ant kalėdų dažniausiai dovanuoju skudučius, kad nepamirštų, kaip reik pūsti dūdą. Kits geras draugs mano yra Toms. Tomą rajone vadinam Panku, nes pastoviai nešioja kliošinius treningus. Jau antrus metus iš eilės Tomui dovanojam lakierkas, nes prie tų treningų labai gerai atrodo. Da prieš perkant dovanas turit prisiminti kažkokį žmogų, su kuriuo buvo kažkas gera nutikę per šiuos metus. Tai mano kieme gyvent tokia Kristina. Kristina rajone vadindavo benamę, kurią irgi norėčiau padovanuoti kažką, nes šiais metais turėjom vieną lytinį aktą, ji buvo visai neblogai. Tai galvoju, kad manęs nepamirštų iki kitų metų, gera dovana bus įkišti celofaninį maišą savo kažkokią maikę, kuriuos negaila, įprikvepinsiu savo kuo labiau į originalą panašiais kvepalais, kad atsimintų kvapą. Toliau mano sąraše yra Martins. Martina klička rajone yra Berazumis, nes pastoviai vaikšta su ištampytų kalnierium. Šiais metais Martinui dovanuosiu golfą, kad būtų daug sunkiau ištampyti kalnierių. Toliau iš gretimos laiptinės yra Monika. Monikas klička rajone yra Slyva, nes prisigėrus pastoviai visiems roda savo mėlyną subinę. Tai Monikai ant kalėdų geriausiai yra dovanuoti alaus, nes, tegu roda subinę. Į paskutinę mano sąraše yra mano geriausia draugė Sandra. Sandra visada, kai nukritus iš dangaus, tode rajone ją praminė kempinė. Sandra pas mumis yra labai atvira, kaip atversta knyga, tode labai ją lengva perskaityti iš karto tik pamačius. Jaučiu ilgiausiai sukau galvą, ką padovanuoti Sandrai, įsugalvojau, ką jai reik padovanuoti Akropolio ledą abonentą, kad būtų mažiau išplaukus į daugiau pačiuožus. Tai va, galit nedėkuoti, pripasakojau visokių idėjų, kaip galit nustebinti savo artimą žmogų, gerą švenčių laukimą, visiems džiaugsmą, noriu palinkėti iš rajono meilės visiems, kad sektųs reikalai, kad nebūtumėt uždaryti, kad viskas eitų palei sviestą. Tai va, o kur aš buvau dingęs, papasakosiu biški vėliau, biški buvo nutikimų nekokių, bet čia jau ant vėliau tada palikim. Tai va, tai gerai, tada baigiu viską čia rašyti, sėkmės visiems tada, laimės. Susitiksim tada. Tikiuosi greičiau negu po 3 metų. Tai tada iki.